Rīga. Vieta, kur klusės dienas, pēc pusdienas varyties rīcību. Vieta, kur nepanesams karstums organizēt nežēlīgs laika pārbaudi. Vieta, kur vairāk nekā 50 gadus vadoties vienotā mērķi izvēloties simtiem domobiedru, draugiem un ienaidniekiem. Viena šeima, viena meilė, vienas tikslas. Jep, ir čia visada rasite Heliosus. Atslūgus Palangos įtampai, įdegti ir gerai praleisti laiką filosofija atsiskleidžia pilnoje esybėje. Būtent čia emocijos tik geriausias, oras puikus, nervų mažiau, o renginys negali nesužavėti savo puikia atmosfera ir nuotaika. Žmonės kalba, kad būtent dėl to net ir Karolis sutiko prabilti negailestingoms autosnob kameroms. Pradėjau važiuoti iš tikrųjų ant ledo, visokie pasivažinėjimai, slalomai, o po to jau į ralį mane pasodino. Kartu ir žiedas, viskas viename gavos, tai bendrai viską bandėm. O išklausius ilgą pradžios istoriją, Karolis nesiliovė bei atskleidė Helios komandos atsiradimo detalės. Kartu su dviratininkais, iš tikrųjų čia buvo bendras dviratininkų ir automobilių sporto klubas. Ir čia tėvo iniciatyva gal labiausiai. Mano visi pirmi startai ralyje, tiksliau aš turmanavau, bet įsimintini, nes 3 startai, 3 stogai. Taip pat kaip apstulbom sužinojo, kas buvo Karolio pirmoji mašina. Škoda Felicia. Su lankais sportinė buvo. Kalbant apie pirmosius automobilius, negalėjome nepasidomėti ir dabartinio komandos ginklo istoriją. Buvo palangiškių automobilis, Palangos turbožiedo komandos. Paskui aš kažkaip prisijungiau prie jų komandos ir pervedžiau pas save. BMW E36, 3 serija, ar tiesiog liaudiška kregždė. Tai neįtikėtinos ištvermės nenuilstantis karys. Randai, smūgiai ir net mirties akistatos bolido nenužudė. Užgrūdino ir kiekvienais metais kelia milžinišką galvos skausmą net ir galingiausiose grupėse važiuojančioms komandoms. Turbūt galvojate, kažin ar bent viena dalis yra originali, bet labiausiai tai ir stebina. Čia sėkmingo bolido receptas yra kuo originalesnės galingumą atitinkančios detalės. Būtent jo susižaidžia kaip tobula, nuoširdi komanda, bei veda Helios komandą pirmyn. Per 11 sezonų turbūt nerastume vietos, kuri kažkurio gyvenimo momentu nebuvo paliesta, tačiau metams bėgant bei randams grimstant į praeitį, kregždė vis dar atrodo atletiška ir nepalieka abejingų. Lenktynės vyko sklandžiai, Helios komanda didžiąją laiko dalį prieš save matė tik komandą pirmoje pozicijoje, reguliariai aplenkdami ratais atsiliekančius varžovus, tačiau pažeidimas padangoje kainavo 4 vietas bendroje įskaitoje. Roger roll, Discovery. Visa laimė, kad kertant finišo tiesėje, jie jau buvo 4, o savo grupėje pirmieji.
Kregždas dar kartą įrodė, kad nesvarbu, kad nėra M ženkliuko, nesvarbu, kad kadaise iškepė kompas ar reikėjo pakeisti variklį. Naują pamainą jį pradeda kaip senas patyręs darbuotojas. Pilnų pajėgumų. Pirmi savo klasėje, ketvirti bendroji įskaitai. Užteks.